Labas rytas, antra diena Amerikoje, ką tik po pusryčių, išbėgau anksti atsikėlęs, nieko net nelaukdamas ir net netardamas žodžio į kamerą. Pabudau su žiauriai gražiu saulėtekiu, vos nepasakiau saulėlydžiu. Vaizdas pro langą tikrai užbūrintis, žiauriai fainas. Iššovėm su Andrium per pusryčius Benediktos su apelsinų sultytėm. Maistas neblogas, nelabai supratau, kodėl prie Egg Benedicts buvo pridėtas šalia bulvių. Nesu gal tai pratęs, bet buvo jis ok. Porcijos pradžiai atrodo visai nemažas, o dabar šiandien turim, kaip ir prieš tai minėjau, apylaisvę dieną. Ir bandysim kažkur judėti, pasižvalgyti, pasivaikščioti, į prieplauką gal nuvažiuoti, gal net tiltą pamatyti. Dar kol kas planas toks dėliojasi on the go, tai žiūrėsim, pabandysiu pasidalinti pakeliui. Tiesa, switchinsim šiek tiek medžiagą tarp kameros ir telefono, nes nesu tikras, kiek noriu visur nunešiotis atvirai kamerą. Kai kuriuose miesto vietose nepasirodė ypatingai saugu, bent jau man asmeniškai. Tai jo, dar galvoju, ką čia su tą kamerą iš tikrųjų reikia daryti. Atvažiavom prie jūros, vandenyno. Andriau, kas čia yra? Taigi, čia yra ramusis vandenis. Aš irgi nežinau, kas yra ir net nežinau, ar girdis, nes tikrai vėjas pučia į mikrofoną. Tai atvykom į San Francisco prieplauką. Labai fainas čia toks medinis miesteliukas yra. Tik tais reikia šešėlpai. Tik tais galiu pasakyti, kad atvykom anksti, tai dar ne viskas atidaryta. Bet žiauriai krūtai, nes tiesiog prieplaukai gyvena jūrų liūtai. Žiauriai krūtai. Nepaisant to, kad kultūrinis šokas ir vaizdai apėmė žadą, įdomus faktas yra ir tai, kad jūrų liūtai šioje prieplaukoje praleidžia 9 mėnesius iš 12, o likusius 3 plaukia pasimaitinti, kad tuos 9 galėtų išgyventi. Tai turim laisvą laiką, tai tiesiog klajojam po San Francisco pakrantę. Apžiūrinėjom vieteles ir medžiojam, kur galima nusipirkti kavos. Nes kol kas dar to pavykti nepavyko. Tai va, vaikščiam su kolegom, grožimės vaizdais ir taip leidžiam laiką. Kaip ir sakiau, šiandien laisva diena, laisvo grafiko, tai va laisvai ir gyvenam. Kažkaip taip. Ir tiesa dabar einam prie stačiausios San Francisco gatvės. Ir nepaisant benamių gausos tam tikrose rajonuose, San Franciskas yra kaip iš kino filmų. Spalvotas, didelis ir be proto jaukus. Krūtai, pirmą kartą gyvenime mačiau kolibrį gyvai. Ne nuotraukai, ne video, o va tiesiog aukščiausiai San Francisco gatvėj, kuri iš tikrųjų atrodo įspūdinga, bet galiu pasakyti, kad lipti į apačią yra tikrai daug kartų smagiau, negu lipti buvo į viršų. Tai, jei būsit pasiruošę ir lankysite San Franciske, mano rekomendacija jums čia apsilankyti. Hebra sugalvojo su gulščiuku pamatuot kalno aukštį. 11 kažkas. 11 laipsnių? Netikiu. Vietiniai važiuoja, ką jie čia daro? Žiūrėk, ta mašina tai jau buvo kartą virtus. Bet kai važiavo į priekį, tai taip. Taip. O čia gal lengviau backflipą išmokti? Aš tave gaudau. Bandom eiti prie apžvalgos bokšto, bet aš sudvejojau Andriaus žiniom ir man atrodo, kad čia naujas aukščiausias kalnas yra. Bent jau stačiausias, ne aukščiausias. Nes čia ir ką veikti lipti. Į šitą bokštą, žodžiu, mus atvedė. Situacija yra tokia, kad liftas neveikia ir stairs only. Andriu, mes norim lipti viršų. Lipne. Ar lipsim? Taip. Vagis. Galutinis verdiktas užlipti buvo, manau, verta.
Vaizdelis afigienas. Matosi turbūt visas San Franciskas. $10 well spent. Ir čia, ponai ir ponios, turim situaciją. Išlipdamas iš Uberio, pats to nejausdamas, ėmiau ir pamečiau mikrofoną. Magnetuką mikrofonui prisekti radau ant žemės, o mikrofono dėja nebėra. Tai -1 mikrofonas ir diena eina į pabaigą. Likusią dienos dalį mes aplankėme galybę prekybos centrų, kurie mano nuostabai buvo pakankamai tušti, o sulaukus vakaro važiavom į Media Day. Tai buvo išankstinis telefonų pristatymas būtent visai medijai, apžvalgininkams ir žurnalistams. Pamatė telefonus, pavakarieniavome ir dieną baigėme. Tai tiek tos antros dienos iš Jungtinių Amerikos valstijų vlogo. Ir žinoma, jei pažiūrėjote iki pačio galo, paspauskite laiką, paspauskite subscribe. Ir žinoma, parašykite komentarą ir pasimatysime jau visai greitai.